Ką manote apie įvykusią spaudos konferenciją ką tik ir visus paaiškinimus dėl parko būtent teisinius? Eilinis gudravimas savivaldybės darbuotojų, tai jau įvardinant jungtinės veiklos pagrindus, subnuomininkai, subrangovai, juk mūsų valdiškas turtas, parkas turi būti viešas konkursas ir tie patys subrangovai turėjo dalyvauti šitame konkurse ir visas tas konkursas turėjo būti sklandus, o mes matome, kad jisai nebuvo skelbtas nei viešųjų pirkimų tarnyboje, nei spaudoje. Andrius Kačerino. Čia teisės skyriaus vedėjas, jisai pristatys klausimą dėl laipinių konkurso. Ir sulaukė. Andrius Kačerinas. Taip, prašom. Jau pasakiau, apie ką kalbėsite, taip galite. Jau viskas, jau antras. Jau antras. Jau pirmas nekalbėjo. Na ką, mes pastebėjome, kad yra oficialios informacijos trūkumas, dėl to atsiranda tokia neadekvati informacija, neadekvati reakcija į visiškai normalius dalykus. Sakysim, vietoj to, kad oficialiai užklausti informaciją ir nuomonę iš savivaldybės, gauti tos paaiškinimus, iš karto kai kurie interesantai kreipiasi į institucijas, tam dar teisėsaugos institucijas ir prieinama kartais iki absurdiškų situacijų. Pavyzdžiui, pagal asmens kreipimąsi gauname užklausimą iš viešųjų pirkimų tarnybos. Kodėl nebuvo skelbta apie viešąjį pirkimą viešųjų pirkimų informaciniai sistemai? Tai atsakymas labai paprastas, nebuvo jokio viešojo pirkimo, tai nebuvo pareigos skelbti apie tai. Viešas pirkimas yra kada? Kada perkančioji organizacija už savo lėšas biudžeto perka kažkokias paslaugas, darbą ar prekes. Tuo tarpu laipinių rengimui nebuvo išleistas nei vienas savivaldybės litas. Taip pat, ką atkreipsim dėmesį, kad įmonės Poilsio parkas likvidavimas ir Poilsio parko aplinkos tvarkymas neturi tiesioginės sąsajos su laipinių rengimu. Konkursą laimėjusiai įmonei buvo leista tik ribotą laiką teikti laipinių paslaugas. Parko ar teritorijos niekas neatidavė ir neišnuomojo. Jis iki šiol yra valdomas savivaldybės ir prieinamas visiems laisvai. Pasibaigus veiklos laikotarpiui, laipinės turės būti išmontuotos kartu su visa įranga. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad konkurso laimėtojas įsipareigojo investuoti pasiūlymą nurodytą sumą ir mokėti tarybos nustatytą rinkliavą. Visa investicijų atsiperkamumo rizika taip pat tenka konkursą laimėjusiai bendrovei. Visas paslaugas teikėjo pajamas, tai yra visas paslaugos teikėjo pajamas sudarys iš asmenų už paslaugas gaunamos pajamos. Jeigu paslauga nebus paklausi, tai bus bendrovės problemos, jinai pati turės spręsti savo problemas pati. Tai galima pasakyti, kad laipinių pati ateitis priklausys nuo gyventojų balsavimo piniginė. Dabar dėl konkurso procedūrų. Konkursas buvo skelbtas leidimui teikti laipinių paslaugas. Kitaip sakant, sporto ir laisvalaikio paslaugai teikti už savivaldybės tarybos nustatytą vietinę rinkliavą. Pagal rinkliavų įstatymą, pagal prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešose vietose vietinės rinkliavos nuostatos buvo patvirtinti konkursų laipinėms įrengti nuostatai ir komisijos darbo reglamentas. Nustatyti tokie kriterijai kaip trasų skaičius, ilgis, investicijų dydis, investicijų įrengimo terminai ir kiti kriterijai. Tai konkurse dalyvavo 2 dalyviai. Iš viso 2 dalyviai. Tai yra UAB Active Fund ir 2 bendrovės dalyvavo bendrai jungtinės veiklos pagrindu. Tai UAB Tuju Finance ir UAB Uno Parkas. Tai būtent Uno Parkas patirties deklaracijoje buvo nurodyta, kad įmonė turi daugiau kaip 3 metų patirtį laipinių rengimo srityje. Tai buvo įrengtas didžiausias Baltijos šalyse One nuotykių parkas, bei Vilniuje buvo įrengtas Labas nuotykių parkas. Tuo tarpu antrą vietą užėmusi įmonė, kaip įmonės patirtį įrodantį dokumentą pateikė ne įmonės dokumentus, o rekomendacijas fiziniam asmeniui, kuris dirba įmonėje. Tai jeigu pasižiūrėsime į analogiją su viešaisiais pirkimais, sakysime, nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai
įmonė turėti patirtį, nežinau, arenos statybos srityje, o vietoj to, reiškia, įmonė pateikė duomenis, kad kažkoks statybininkas dirbo įmonėje, kuris statė areną. Tai gautųsi absurdas. Dabar dėl pačios jungtinės veiklos. Kada iškilo klausimas, ar gali dalyvauti tiekėjai jungtinės veiklos pagrindu, tai mes žiūrėjome analogiją su viešaisiais pirkimais, su koncesijomis, tai teismų praktika yra vienareikšmiška. Tais atvejais, kai eidavo kelios įmonės, kooperuodamas savo turtą, žinias jungtinės veiklos pagrindu ir perkančios organizacijos atmesdavo tokius pasiūlymus, tai teismai pasisakė vienareikšmiškai, to daryti negalima. Kelios įmonės, viena, sakysim, turi patirtį, kita turi finansų galimybės, jos apsijungia, jos eina kaip vienas dalyvis į konkursą, kaip vienas subjektas ir tokiu atveju, sakysim, apjungia savo žinias, bet atitinkamai ir dalinasi pelnu. Tai, kitaip sakant, atmesti tiekėją, kuris ėjo jungtinės veiklos pagrindu, galimybių nebuvo. Dabar dėl akcijų priklausomybės ir įmonės vadovo, čia įdomiausias rytis. Tai žiūrint pagal analogiją su viešaisiais pirkimais ir koncesija, nei viena perkančioji organizacija pagal viešųjų pirkimų įstatymą ar suteikiančioji organizacija pagal koncesijų įstatymą netikrina ir neprivalo tikrinti akcininkų. Akcininkų gali būti dešimtis, jeigu akcijos kotiruojamos biržoje, tai jų gali būti kaita tokia, kad ten keičiasi į dieną ar valandą akcininkai. Todėl kas yra įmonės akcininkai, konkurso komisija neturėjo nei teisės, nei pareigos tikrinti. Tai absoliučiai nereikšminga aplinkybė. UAB Tuidių Finans direktoriumi buvo nurodytas Donatas Janušas. Tačiau svarbiausia visai ne tai. Svarbiausia, net jei pasiūlymą būtų pateikusi įmonė, kurios akcininkas yra tarybos narys, ar kurios vadovas ir akcininkas būtų tarybos narys, tai komisija neturėtų jokio pagrindo atmesti tokio pasiūlymą. Tai yra svarbiausias dalykas. Jeigu tarybos narys nenusišalino nuo sprendimo priėmimo, kai turėjo tai padaryti, tai konstatuos vyriausioji tarnybos etikos komisija. Tačiau pažymėčiau, kad tarybos nariai, skirtingai nei Seimo narių ar valstybės tarnautojų, gali dirbti kitą darbą, tame tarpe ir įmonės vadovų. Tarybos narys turi nusišalinti nuo tarybos nario sprendimo priėmimo. Jeigu tarybos narys nenusišalina nuo savo kaip tarybos nario funkcijų priėmimo tada, kada įžvelgiamas privačių viešų interesų konfliktas, tai būtų pažeidimas. Tačiau tai nereiškia, kad direktorius turi nusišalinti nuo įmonės valdymo. Tai yra skirtingi dalykai. Dėl paties projekto. Tai aš manau, kad šis projektas dėl trijų dalykų yra, sakyčiau, vienas iš sėkmingiausių pastaruoju metu viešojo ir privataus sektorių partnerystės atvejų. Visų pirma, konkursas vyko sklandžiai, nebuvo apskųstas teismui. Antrą vietą užėmusi įmonė neskundė, nes akivaizdžiai pagrindo tam nebuvo. Iš pateiktų pasiūlymų antrą vietą užėmusi įmonė tik tais dėl vieno kriterijaus surinko daugiau balų nei pirmą vietą užėmusi įmonė. Tarpu visais kitais atvejais balų skaičius buvo arba lygus, arba jungtinės veiklos pagrindų dalyvavusios įmonės surinko daugiau. Investicijų dydis, įsipareigojimo investuoti, viršijo beveik 2 kartus. Tai, sakysim, labai reikšminga buvo aplinkybė. O ilgis? Trasų ilgis, kaip tik ta aplinkybė, kur antrą vietą užėmusi įmonė pateikė geresnį pasiūlymą, jis surinko 10 balų, laimėjus įmonė 6 balus. Visais kitais atvejais laimėjus įmonė surinko daugiau balų. Tai trasų skaičius, tai yra užimamas plotas, investavimo suma, parko įrengimo terminai. Tai dėl parko įrengimo terminų, maža to, kad konkursas vyko sklandžiai, pats sutarties vykdymas vyko labai sklandžiai. Ta prasme, jeigu įsipareigojimas buvo investuoti per 10 metų, tai dabar yra suinvestuota jau 20% per nepilnus metus. Tai mes matome, kad nebuvo problemos su sutarties vykdymu. Ir trečias koks dalykas, tai atsirado ta viešoji paslauga, atsirado tos laipinės, savivaldybei neinvestavus nei vieno lito. Tai žinoma, nereikia turėti daug, sakysim, gabumų, iš biudžeto nusipirkti tą paslaugą, pasamdyti rangovą, o paskui, sakysime, įklimpti į kažkokius ginčus arba netgi sėkmingai pastatyti. Šiuo vietoj
savivaldybė neišleido nei vieno lito, atėjo privestus investuotojas, jisai teiks šitą paslaugą ribotą laiką, pasibaigus veiklos laikotarpiui, turės išsimontuoti visą infrastruktūrą ir parkas toliau bus toks, koks buvo iki tol. Jeigu, sakysime, pamatysim, kad paklausa yra šiai paslaugai, tai bus skelbiamas kitas konkursas. Arba pratęsiamas terminas. Arba pratęsiamas. Bet jūs neteisingai traktuojate, paprasčiausiai taryba nustatė, galim sakyti, naudojimąsi valstybinė žemė komerciniais tikslais. Tarifą, kuris akivaizdžiai yra labai niekingai mažas. Ir... Atsiprašau, čia spaudos konferencija klausimas. Palauk, neauklink. Aš neauklėjau, tada aš noriu klausimus, o ne ginčykitės už durų. Aš neturiu laiko klausytis nepaklausimą. Aš noriu paklausyti tokį klausimą. Kas paskelbtas konkurso nugalėtojai? Tu Finansai ar Kūno parkas? Paskelbtas pagrindinis partneris, pagrindinis veiklos sutartis, tai yra UAB Tudu Finansai. Ar jums netrodo, kad šiuo atveju čia yra pagrindinis kabliukas, kad skelbiama įmonė, kuri nieko bendro neturi su parkų įrengimu? Tai esminis dalykas, ką aš minėjau, kad tiek įstatymai, tiek teismų praktika pasisako, kad įmonės gali kooperuoti savo žinias, patirtį, sudaryti jungtinės veiklos sutartį, kitaip vadinamą partnerystės sutartį, ir eiti kaip vienas tiekėjas. Dalinasi savo riziką, dalinasi savo atsakomybę ir atitinkamai dalinasi pelnu. Tai vienas iš partnerių... Kokią čia dalį Finansai įdėjo žinias ar patirtį, kurie pinigus? Svarbiausias dalykas, kad bendrai partnerių pateiktas pasiūlymas, pateikta patirtis atitiktų kvalifikacijos reikalavimus ir kad atitinkamai supliusuota suma užimtų, sakysim, tam tikrą vietą, kad būtų nustatyta pirma, antra ar atitinkama vieta. Tai šiuo atveju supliusavus partnerių kvalifikacinius reikalavimus, partnerių pasiūlymus, būtent buvo nustatyta ta vieta, kurią užėmė. Bet jūs pats sakėte, kad nereikėjo skelbti apie informaciją viešųjų pirkimų informacijos sistemui, nes tai nebuvo viešųjų pirkimų. O paskui sakėte, kad buvo skelbtas konkursas, tai nieko bendro nereikia. Kada konkrečiai ir kokie priemonės skelbtas? Tai visų pirma buvo paskelbti sprendimai dėl nuostatų tvirtinimo. Tai buvo skelbti visi įsakymai dėl komisijos darbo. Visi jie yra skelbti. Jie skelbti bendra tvarka, kaip skelbiami visi įsakymai ir visi tarybos sprendimai. O sakykite, ten vienam iš Simonovičiūtės įsakymų yra įgaliojimas viešųjų ryšių skyriui paskelbti spaudoje. Kada konkrečiai buvo įvykdytas tas įsakymas? Kokiam laikraštį ir kurią konkrečiai dieną įvykdytas šitas Simonovičiūtės įsakymas? Tai jeigu reikia konkrečiai tos detalės, su konkrečia data, aišku, dabar negalėčiau pasakyti, bet galėčiau pasidomėti ir jums ar galėtume tai padaryti iš karto, paprašius juridinio skyrius, kad pateiktų dokumentus, nes į viešųjų ryšių skyrius pasakė, kad neskelbė jo, persiuntė į viešųjų pirkimų skyrių. Viešųjų pirkimų skyrius sakė, kad tai nėra viešasis pirkimas ir jie taip pat neskelbė. Ir persiuntė į licenzijų skyrius pasakė, čia prašom neskambinėti. Jeigu jūs teigiate, kad buvo paviešinta, kad buvo spaudoje taip, kaip numato įsakymas, tai paprašykite... Aš atsiprašau, kame problema, kai ne vienintelis dalyvavo konkurse. Jeigu jie žinojo, vadinasi, jie matė, kad kokiu būdu jie žinojo. Antrą vietą kas laimėjo. Reikia skirti. Pavyzdžiui, iš kur? Bet tai koks skirtumas paslėpoja dabar jau? Yra skirtumas tarp viešųjų pirkimų skelbimo, viešųjų pirkimų informacijos sistema, tai yra specialus skelbimas. Ir yra skelbimas bendras visų savivaldos institucijų priimamų sprendimų, tiek tarybos, tiek įsakymų. Ar buvo skelbtas spaudoje? Dar sėki, reikia pasitikrinti, jis buvo skelbtas tas įsakymas bendra tvarka, kaip ir visi įsakymai. Konkursas, ar buvo skelbtas spaudoje? Ne įsakymas, o tai, matot, konkursas, iš esmės, jisai yra procesas. Tuo tarpu procesą sudaro kažkokie individualūs administraciniai aktai, tam ir tarp įsakymas, kurio patvirtinami konkurso nuostatai. Tai skelbti atskirai konkurso, kaip ir tokios pareigos nėra. Skelbiamas iškart sąlygos, kad galimi tiekėjai matytų iš tikrųjų, kokiamis sąlygomis galima dalyvauti. Kokiu būdu gali tiekėjai galimi sužinoti, pavyzdžiui, apie dabar skelbimą, tarkim, mistiškai, išnuomoti Mažvydo parką, jeigu jis nėra skelbtamas šitą laikraštį? Visų pirma, tas įsakymas ir informacija apie įsakymą buvo skelbta internete, savivaldybės interneto tinklapyje. Visų antra, tai, kad dalyvavo tiekėjai,
Tai reiškia, kad kažkaip tiekėjai galimi potencialų sužinojo. Būtent tai ir norim pasakyti, kad tas konkursas buvo korupcinis. Su to buvo susiję tarybos sprendimai. Dėl rinkliavos tvirtinimo, tai tarybos posėdžiai yra vieši. Tarybos projektai skelbiami interneto tinklalapyje. Visą tai buvo galima sužinoti. Tiesiog jūs pats savo prieštaraujat, nes jūs nesenai sakėt, kad visas konkursas vyko sklandžiai. Deja, faktai kalba už save, jis nevyko sklandžiai. Klausimas toksai jums. Jūs piknaudžiaujat įstatymų spraga, tai vardindami jungtinės veiklos pagrindą. Yra labai aišku, kad subrangovai, subnuomininkai taip pat turi dalyvauti konkurse, bet jie nedalyvavo. Tai aš dar sik paaiškinu. Jeigu jūs pasižiūrėsite pagal analogiją tiek su viešais pirkimais, tiek su koncesijom pagal koncesijų įstatymą, tiek pagal investicijų įstatymą valdžios ir privataus sektorių partnerystė, visais atvejais, kada vyksta konkursai, mes dažnai dar vykdydami viešus pirkimus, susidurime, kada kelios įmonės susijungia, 1, 2, 5, susijungia jungtinės veiklos pagrindu. Jie dalyvauja kaip vienas dalyvis konkurse. Tai ne tai, kad leidžiama. Teismai yra pasakę, kad perkančioji organizacija, šiuo atveju konkursą organizuojanti institucija taip pat neturėjo pagrindo elgtis kitaip. Neturi pagrindo atmesti tokio pasiūlymo arba vertinti jį atskirai. Yra krūva teismų sprendimų, kur tokie ginčai buvo išspręsti būtent tiekėjų, kurie ėjo su jungtinės veiklos sutartimi naudai. Sakykit, kada yra pasirašytas pridavimo aktas? Ta prasme, darbų pridavimo aktas. Tai jeigu jums reikia konkrečių datų, tai sakau, atskirai galime pasižiūrėti. Aš mintinai tikrai visų pridavimo datų nežinau, nes jūs sakote, jungtinės veiklos sutartis prieš konkursą galima. O dabar, jeigu laimi konkursą sudariusios kelios įmonės jungtinės veiklos sutartį, laimi konkursą ir jau kitą dieną tą sutartį nutraukia. O perkančioji, tarkim, savivaldybė organizacija nežiūri, kaip ten toliau vyksta jų santykiai, nežiūri, kaip ten, ar jiems nesvarbu yra tie dalykai. Žiūrėkite, jungtinės veiklos sutartis visų pirma reglamentuoja santykius tarp partnerių. Tai taip. Su mumis santykius turi įmonės laimėjusios konkursą, būtent sutartimi, kurie reglamentuoja iškilaipinių rengimo įgyvenimą. Tai mes žiūrime, kad nebūtų pažeistas sutartis. Esminis dalykas, kad nebūtų pažeistos sąlygos. Būtų laiku atliekami darbai, laiku teikiama paslauga, įvykdymo užtikrinimas. Iš karto pasakysiu taip, kad dabar realiai laipinių parkas įrengtas. Mažo to mes buvom paprašę paskubėti su laipinių būtent įrengimu. Ir tai buvo atsižvelgta, tai padaryta buvo anksčiau. Taigi jokių pretenzijų iš konkurso laimėtojo jokių pretenzijų mes neturime. Atsiprašau, bet jūs Liepos 14, 13 ar 12 pasirašėt sutartį, pagal sutartį, pagal konkurso pateiktą medžiagą per 50 dienų turėjo būti rengta. Laipinių parkas pradėjo tik tai spalio mėnesį funkcionuoti. Tai maždaug apie 90 dienų praėjus. Tai kaip jūs sakote, kad laikų netgi anksčiau. Nuo kurios datos jūs skaičiuojate anksčiau? Tai vėlgi, mes galime susisiesti, žiūrėti konkrečiai tos terminus pagal sutartį, taip pat kitas sutarties sąlygos, kurios numatė galimybę dėl tam tikrų aplinkybių pratęsti šitus dalykus. Ar buvo pratęsta, ar ne? Tai vėlgi, man reikėtų sužiūrėti konkrečias datas, nes iš tikrųjų aš atmintinai visų datų, kada buvo pridavimas, nes ne mūsų skyrius tai kuravo, o ten yra tikrai, sakysime, daug buvo tiek sutartimo, tiek buvo įrengimų. Kodėl, jeigu laimėjo jungtinės veiklos partneriai, savivaldybės įsakyme dėl nugalėtojo buvo pažymėta, kad tai ne jungtinė veikla, o būtent kiekviena įmonė? Labai paprastas atsakymas. Pagal jungtinės veiklos sutartį, pagrindinių partnerių, kuris kitų partnerių vardu pasirašo sutartis, buvo nurodyta būtent Tulių Finans. Ar galima susipažinti su konkurso dokumentacija? Taip, oficialiai užsiprašykite ir mes įvertinę sutarties, tai yra dokumentų, prašom dokumentų turinį, priimsime sprendimą. Mes jau užprašėme. Sakykit, ar šitą įmonės mokės žemės mokestį? Įmoniai nebuvo išnuomotas nei vienas kvadratinis metras žemės. Tai yra medinukas su papila pastatytas ir jisai yra ant žemės. Tai tam laikinam nesudėtingam statiniui bus taikomas žemės nuomos mokestis už faktiškai naudojimą jo užimamą žemės plotą. Ta prasme, vietoj to, kad išsinuomoti visą žemės plotą 2,5 hektaro, jie sumokės viso labo 2000 litų nepertraukit manęs. Viso labo 2000 litų
Už tą gaus gerą tiradą parko. Teisingai suprantu, pataisyti. Jeigu mes būtume išnuomavę sklypą, tai nuomininkas turėtų teisę neįleisti. O kodėl jūs Ir neišnuomavote? uždrausti, sakysim, naudotis šitos sklypų, apsitverti ir toliau. Šito mes negalėjom leisti. O kodėl Parkas negalėjote turi būti išnuomoti, viešas. pavyzdžiui, su nurodymu, kad jį negali apsitverti? Čia sutarties dalykas. Tam, kad parkas liktų valdomas savivaldybės, kad jis būtų prieinamas viešai visiems, kad niekas galėtų laisvai vaikščioti, nebūtų jokių apribojimų, tam nebuvo suteikta jokių daiktinių teisių žemės sklypą. Tik tais buvo suteikta teisė teikti paslaugą. Už parko priežiūrą, žolės pjovimą, įvairius kitokius darbus ir visą kitą teritorijoje, kuriuose užima laipynės. Tai tie 2,5 hektaro bus apmokama visi darbai iš savivaldybės biudžeto. Tokias detalės, kas pjaus žolės, aš iš tikrųjų dabar negalėčiau jums atsakyti, reikėtų Suprantat, kad čia esminis. žiūrėti, kas pjaus žolę tikrai nesminis dalykas. Čia reikėtų žiūrėti. Ar šitą... O kaip tai esminis? ar Jūs šitą- neskaičiuojat Komerciniais pinigus? tikslais yra panaudojamas didžiulis žemės plotas, jo priežiūra užkraunama ant mūsų mokesčių mokėtojų pinigų ir maža to miestas gauna simbolinę kainą, kurią pats nustatė. Šitą informaciją galime jums pateikti, kas pjaus žolę konkrečiai. Ar savivaldybė pjaus, ar tai parkas, bet man reikėtų pasitikslinti. Sakykit, kodėl šitos laipynės įleistos būtent parko pradžioje, kur ta dalis sutvarkyta iš europinių lėšų. Ar nemanote, kad šita vieta nėra labai tinkama? Iš tikrųjų, čia daugiau neteisėtumo, tikslingumo klausimas. Ir vėlgi negalėčiau tai atsakyti, kodėl buvo parinkta būtent šita vieta šitoje parko teritorijoje. Būtų kitoje, būtumėt klausę, kodėl būtent tam. Čia tikrai tikslingumo klausimas, reikėtų klausti tų, kas pradžioje iš tikrųjų. Kas parinko šią teritoriją? Taip, kas parinko šitą vietą. Čia daugiau vietos parinkimo klausimas, pradinis etapas, kuris vyko iki konkurso, aš galiu dabar komentuoti tik tais konkurso procesą. Kodėl yra parko pradžioje tokie dideli tempai dėl parko pavadinimo? Turėtų būti mūsų manymų rodiklė. Parkas turi savo pavadinimą. Rodiklė į būtent šį nuotykių parką. Matot, šitie dalykai palikti konkursą laimėjusios įmonių grupės apsisprendimo teisė. Ar galim dar vieną esminį klausimą? Jeigu čia yra ne korupcija, pasakokit savo supratimą apie korupciją. Kas tai yra? Vėlgi, dabar atliekamas tyrimas dalyje dėl korupcijos teisėsaugos institucijų. Jeigu ten bus korupcijos apraiškų, tarnybos nustatys. Aš jūsų klausiu, kas tai yra jūsų supratimo korupcija? Tai vėlgi sakau, kas yra korupcija, jūs galite pasižiūrėti baudžiamojo kodekso straipsniuose. Aš ne kodeksą. Aš neįgaliotas aiškinti jums baudžiamąjį kodeksą. Kodeksą priėmė Seimas, tai galite kreiptis dėl išaiškinimo į Seimą. Ačiū.